Kaip man tas balsas patinka, jūs tą patį girdit? Nu, tai Tas, kaipgi. tas Ge... saksolo garsą, Aha, kuris sako, kad jau Na, įrašinėjame jūs. jo, nor, geras, ne? norėtum susipažinti, ne? Čia turbūt kokia Ne, tai CŽV agentė. žinai, kaip dažnai būna, kaip vaizduotėjai susikuri arba pažiūri Facebook'e profilį ir tada pamatai gyvai. Tai Ge- skiriasi tiek, kiek žinai apie Vinetų filmą vaikystėje žiūrėtum ir dabar, tai va būtų toks pats maždaug. Geriau būtum nematęs, ne? Jo, dabar filmo apie Vinetų. Nu ir tos, kuri taip gražiai pasako, kad jau įrašinėjom. Tai Tai va, tai labas kartais vakaras, geriau, žinai, gyventi iliuzijai. Labas vakaras. labas vakaras Sveiki visiems, visi. kas prisijungia. Darom įrašą dieną prieš dėl tam tikrų priežasčių. Žiūrėk, tu nemeluok dėl priežasčių. Tu prabangiai Nu sėdi va, rėmuose už matosi mano Kremliaus priežastys. pinigus ir nereikia čia tų priežasčių slėpti nuo Nu žmonių. tai aš, nu Būkim neslepiu, atviri. neslepiu. Tai va, tai dėl šitų Kremliui priežasčių. artimam Kiprė. Dėl tų priežasčių, jo, dėl tų priežasčių ir darom negyvai, o įrašą trečiadienio vakarą. Sveiki visi prisijungę. Ketvirtadienio vakarą prie mūsų. Ir labai daug įžangos neturim. Pereisim iš karto prie vienintelės ir karščiausios Lietuvoje temos, kuri pradėjo rutuliuoti savaitgalį. Ir tai nedavė mums įrašyti savaitgalį laidos iš anksto, nes matėm, kad bus daug. Pamatyti, nežinau, aš atsijungiau, nežinau, vyrai papasakos man pačiam, man kiek to triukšmo daug buvo, kaip viskas užsiputojo pradžioj labai stipriai ir Anušauskas dėjo pareiškimą ir Aukštas gražus pareiškė, kad čia to viską išsiaiškinsim, čia tarnybos pradės tyrimus ir taip toliau. Ir kur tai nuvedė mus, papasakok, nes aš tas kelias dienas negirdėjau, nežiūrėjau. Kas papasakos? O kas norėtum? Kai visą laiką Gintaras tas temas. Tai žinai, Koks Kirovas gleda. čia nėra ką daug pasakot, todėl kad istorija vystosi pagal, žinai, mums jau įprastą copy-paste scenarijų. Ir istorijos esmė yra tokia, kad penktadienį vakare ministras Anušauskas pateikė atsistatydinimo pareiškimą, šeštadienį ryte nuėjo susitikti su prezidentu, ten prikalbėjo visokių keistų dalykų, tai čia va tokia chronologija. Premjerė iki pirmadienio tylėjo kaip vandens į burną prisisėmus. Nu ir savaitės eigoje čia visokie bla bla bla. Tai aš vat kaip tik rytoj rašau tekstą į Respubliką penktadienį ir aš pagalvojau, kad tos chronologijos pasakoti jau nėra prasmės tiesiog, nes jau ją visi žino ir tai jau nėra pirmas kartas, kada mes matom tokį akivaizdų, net nežinau kaip čia įvardinti. Pavyzdžiui, aš bandau įsivaizduoti, jeigu kitos partijos, ne konservatorių, žmonės šitaip elgtųsi valdžioj, kokia būtų reakcija žiniasklaidos, Seimo, institucijų įvairiausių. Dabar taip kažkaip viskas labai ramiai, nors esmė yra tokia, kad atsistatydindamas ministras renkia pareiškimą, kad nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vieno iš pagrindinių Seimo komitetų nariai darė jam spaudimą dėl viešųjų pirkimų. Tai STT atsako, kad mes dar nesam pradėję iki teisminio tyrimo. Ir tik tai šiandien, kada mes darom laidos įrašą, tai yra trečiadienį, yra apklaustas Raimundas Lopata ir tas pats Anušauskas. Nu tai žinot, man čia klausimų kyla nuo pat pradžios. Pirmas klausimas tai būtų toks. Kaip gali atsitikti taip, kad viešoje erdvėje žinia apie ministro atsistatydinimą pasirodo keliom valandom anksčiau ir Facebooko profilį tokio žymaus visuomenės veikėjo Edmundo Jakilaičio, o ne pas premjerę nugula pareiškimas. Negana to, yra dar aš jums paskaitysiu citatą, kad
Jakilaitis parašo tokį tekstą. Ačiū Arvydui Anušauskui, pažiūrėsime, kaip seksis Laurynui Kasčiūnui. Tai man vėl kaip vatnikui kyla klausimas, tai kas pas mus skiria ministrus? Jeigu Edmundas Jakilaitis jau žino, kas bus sekantis ministras. Nors pagal Lietuvos Respublikos konstituciją tvarka yra tokia, kad premjeras ateina pas prezidentą su kandidatūra, ją aptaria ir tada prezidentas arba patvirtina, arba nepatvirtina. Lygiai tas pats yra su atsistatydinimu. Įteikė pareiškimą tu savo tiesioginiam vadovui, tai yra šiuo atveju premjerui, jisai tada eina pas prezidentą ir tada gimsta sprendimas. Arba jis atsistatydina, arba neatsistatydina. Tai va čia nuo pat pradžių prasidėjo tokie labai keisti dalykai. Nemažiau keista buvo, kad iš premjerės iš vis jokios reakcijos nebuvo iki pirmadienio beveik vidurdienio. Nu tai suprantama, kad šeštadienį nuėjo Anušauskas pas prezidentą ir būtent apie tą korupciją prikalbėjo. Bent taip sakė prezidentas ir jo patarėjai. Tai premjerė turėjo praktiškai vos ne 3 paras laiko su PR specialistais, tais viešųjų ryšių propagandistais, susidėlioti schemą, ką ir kaip reikia kalbėti ir tuo pačiu prispaust tą patį Anušauską. Nes jau tuoj pasakysiu vėlgi citatą. Man atrodo, antradienį buvo pasakytas toks tekstas, kad Šimonytė kalbėjo taip. Ministras labiau kalbėjo apie savo darbą korupcijos prevencijos srityje, nei labiau kažkokius konkrečius susidūrimus su korupcijos atveju. Tai vėlgi, aš tada nesuprantu, jisai įvardina aiškiai, kad iš komiteto, net konkretaus komiteto buvo daromas spaudimas dėl pirkimų, tuo tarpu premjerė sako, kad ne, jisai ne tą turėjo galvoj, nes premjerė žino, ką jisai turi galvoj. Nu tai man tokių, sakau, visokių labai daug keistų klausimų kyla ir aš matau kelis momentus čia. Pirmas momentas, tai mes, kaip žinom, Lietuva yra nusprendus pirkti tankus, ar ne? Ir tas pats Anušauskas čia prieš gerą pusmetį išplepėjo išėjęs iš valstybės gynimo tarybos posėdžio, kad mes jau praktiškai sutarę, kad perkam tankus Leopard. Tuo tarpu yra nemažai lobistų, kurie stumia kitus tankus. Tai yra Korėjoje, man atrodo, gaminamus ir Lenkijoje baigiamus surinkti tankus. Ir yra dar kita lobistų grupė, kurie vietoj tankų nori stumti dronus, nes ten eina kalba apie milijardinius pirkimus. Ir tankų atveju mes juos gautumėm berods ar ne 30 metais, po 4 ar po 5 metų. O pinigus turėtumėm jau sumokėti dabar, jeigu aš teisingai viską pamenu. Tai karas Ukrainoje rodo, kad mums dronai tikrai yra daug kartų reikalingesni negu tankai. Ir manau, kad ministras tiesiog neatlaikė spaudimo tų visų lobistų, nes aš puikiai atsimenu, kai mes įgyvendindami Šengeno priemonę 2005 metais skelbėm vidaus reikalų ministeriją konkursą 3 sraigtasparnių pirkimui. Tai ten buvo juokinga suma, ten buvo 70 milijonų eurų, lyginant su tuo, kiek čia numatyta tiems tankams ar dar kažkokiai ginkluotei pirkti. Tai spaudimas buvo kosminis. Spaudimas buvo ne tik iš lobistų tam tikrų koncernų, kurie gamina tokią produkciją, bet net iš kai kurių valstybių, kai kurių diplomatų, kad būtent pirkti jų produkciją. Tai aš įsivaizduoju, esant tokiom sumom, kokio lygio būna čia spaudimas. Tai vienas momentas. Antras momentas, į ką noriu atkreipti dėmesį, nes labai sujungus įvykius laike gaunasi visai fainas vaizdas. Premjerė praeitą savaitę buvo Vokietijoje, kur susitiko su Šolcu ir ten dar įvairiai žmonėm. Ir grįžus po to, jinai iš karto, bent kaip insideriai sako, kategoriškai pareikalavo Anušausko trauktis ir pasiūlė jam, kas pat irgi labai įdomu, padaryti rokiruotę su Kasčiūnu.
Tai vėl vatniko klausimas, nuo kada Seimo vyriausybės vadovė dalina Seimo komitetų pirmininkų postus. Kad šiaip pagal Seimo statutą, kuris turi įstatymo galią, sako, kad Seimo komitetas pats išsirenka savo pirmininką. Tai vienas momentas dėl Šimonytės šitos kelionės. Kitas momentas. Aš neatmesčiau tokios galimybės, kad atsirado kažkokie dokumentai po visų tų čia Makrono viražų Europos erdvėj ir Baideno pasakymo, kad mes Amerikos kareivių nesiūsim, bet neaiškinsim, ką daryti mūsų valstybėms NATO narėms kiekvienai. Tai galbūt atsirado kažkokie dokumentai, kur kažkada Anušauskas turėtų padėti parašą dėl karių siuntimo į Ukrainą. Ir nors kalba eina apie tai, kad ten, jeigu mūsų žmonės bus, tai jie pakeis ten pasienio tarnybas ar dar kažką, kad į fronto liniją eitų tik ukrainiečiai. Bet tam tikrose šaltiniuose va šiandien perskaičiau, kad Lenkijoje atrodo, ar per Lenkiją, ar per kažkurią kitą sieną yra pasiruošę 2000 prancūzų kareivių įeiti į Ukrainos teritoriją. Tai va, galbūt žmogus nenorėjo kažkokio dokumento dėti savo parašo. Dabar labai sunku pasakyti, nes argumentai, kuriuos mes girdim, kad viskas vyksta per lėtai, arba čia, kai buvo per laidą TV forumas pirmadienį sakoma, kad Anušauskas tai yra kaip anglim kūrenamas garvežys, o Kasčiūnas, kurį jau visi mato ministro postą ir su kuriuo šiandien buvo susitikęs prezidentas, tai jisai ateitų kaip branduolinė raketa. Tai va tokie yra skirtumai. Tai vėl mano vatniko klausimas. Tai kur buvo tada premjerė ir prezidentas iki dabar, kai jie 3,5 metų dirbo su tuo pačiu Anušausku, kuris beje kaip ir Valdemaras Rupšys, kurį irgi pakeis konservatoriai Liepos mėnesį akivaizdu, buvo tokie, žinai, kaip ir šviesos spinduliai toj visoj karo būgnų tratėjimo tam fore, kurie visą laiką sakydavo, kad mes neturim tokių duomenų, žvalgyba neturi tokių duomenų, kad ryt poryt reikės eiti karą. Tai vat tokia būtų mano tokios mintis apie tai, kas vyksta, nes man čia tikrai yra labai daug keistų klausimų. Ir pabaigai galiu pasakyti, kodėl, manau, keičia Anušauskas savo retoriką. Todėl, kad tie Europos parlamento rinkimai, Anušauskas yra konservatorių sąraše įrašytas 8 numeriu. Ir aš manau, kad jisai, būdamas vienu aukščiausius reitingus turinčių konservatorių partijos narių ir populiarus tarp partiečių. Ir ypač dabar, kada su jo taip susidorota akivaizdžiai, jisai turi realias galimybės išvažiuoti į Briuselį, kur, koks darbas yra Europarlamente, tai aš manau visi čia mūsų žiūrintys ir klausantis įsivaizduoja. Tokia turbūt, jeigu vienu sakiniu įvardinti, tai nemužgulinčio toksai darbas. Aš norėčiau pasakyti, kad už mano nugaros ir už Alvio nugaros tai ne tas pats žmogus. Už mano nugaros yra Anušauskas, o už Alvio nugaros yra jau nušautas. Ir Kasčiūno akikės išlindusias iš už Alvio taip žvelgia į visus. Kaip Maitvanagis, kuris pakeis vietą. Jo. Kad aš jį plačiau užstojęs esu. Tai gerai, tęs, Viktorai, nes tu paskui... Aš paskui, aš visą laiką vyšnias dedu. Bet tu visada... Višnutę ant tortuką uždės. Tai čia labai paskiau. Tai čia bus labai paskiau. Jo. Taip, Gintarai, čia, kaip ir daugelį dalykų paminėjai, bet dabar reikia pabandyti tuos tavo iškeltus klausimus, pabandyti mums kartu paieškoti tų atsakymų, ar ne? Pabandom. Pirmiausia, gal aš nežinau, ne iš eilės, bet ką čia, reiškia, pasižymėjau. Tas pasiūlymas Anušauskui susikeisti vietomis, padaryti rokiruotę su Kasčiūnu, žinant Kasčiūno ir Anušausko tarpusavio santykius, man atrodo kaip tam tikras Anušausko pažeminimas. Ne pažeminimas pareigose, bet pažeminimas ta prasme, kad žmogui truputėlį buvo, kaip pasakyti,
Toksai ne visai Parodyta jo vieta. parodyta jo vieta, ta prasme pažeminimas. Su skuduru Tai per dėl to veidą. Anušauskas viena iš priežasčių, aš manau, jisai dėl to ir atsisakė šito jam duoto pasiūlymo. Aišku, kita priežastis, ką pats minėjai, Gintarai, tai yra artėjantis Europarlamento rinkimai ir galbūt, nežinau, gal bus kilstelėtas iš 8 pozicijos į aukštesnę, jeigu ten dar procedūriškai yra galimybės, nežinau kaip Tai ten. reitingavimas bus, jį vis tiek pakels aukščiau, žinau. Ten pirmos 2 vietos tai yra užmuštos, tai ten Kubilius Juknevičia nenuožmus kariai su pasauliniu blogiu, tai ten jau viskas, bet aš manau, kad jie vis tiek gaus kokias 4-5 vietas. Taip. Dabar, Gintarai, paminėjai dėl to parašo, dėl karių siuntimo į Ukrainą. Taip, krašto apsaugos ministras turi savo parašą padėti, priimdamas sprendimą, bet jis tą parašą gali padėti tik tai tada, kai yra Seimo nutarimu duotas suteiktas mandatas siųsti karius į Ukrainą. Kaip žinome, šiuo metu Seimas yra kol kas oficialiai priėmęs sprendimą tik tai dėl 100, maksimum 100 karių ir civilių siuntimo į Ukrainą kariniai mokymo operacijai, mokymo misijos tikslais. Algi, atsiprašau, Tai aš manau, kad pertrauksiu. šitie kariai jau yra išvykę ir Anušausko sprendimu jie jau yra išvykę į Ukrainą. Tai čia aš manau, kad tai jau yra faktas įvykęs. Algi, atsiprašau. Aš manau, kad šitas Seimas tai be jokių diskusijų patvirtins viską, ką jam paduos. Tai vienas momentas. Antras momentas. Aš savo Telegram kanale mačiau skaičius. Taip, tai buvo Rusijos pateikti skaičiai. Kiek jų šaltinių duomenimis šiai dienai yra įvairių NATO šalių kareivių ir kiek jų yra žuvę. Tai jau dabar Lietuvos ten yra, man atrodo, virš 800 pagal tą statistiką. Nežinau, kiek jie galima tikėti, nes karo metu meluoja visi. Tai čia reikėtų turbūt atskirti kariai, kurie išvyksta, kaip jie save vadina, kaip savanoriai, ar ne? Ir kariai, kurie išvyksta, kurie yra oficialiai siunčiami kaip krašto apsaugos, kaip karinių vienetų, sakykime, kariai, krašto apsaugos sistemai priklausantis kariai arba krašto apsaugos sistemai priklausantis civiliai. Tai galbūt tų savanorių, arba jeigu tiksliau sakytume samdinių, turbūt taip reikėtų vis tik tai sakyti, skaičius tikrai yra gerokai didesnis. Aš nežinau, ar Lietuva pati žino, koks tas skaičius yra išvykusių. O jeigu tie kariai išvyko ir jie tarnauja Ukrainos ginkluotose pajėgose, tai jie turėjo, kaip aš minėjau, praėjusios Vilkų tarybos posėdžio metu, jie turėjo gauti vyriausybės sutikimą, leidimą tarnauti Ukrainos ginkluotose pajėgose, kaip tai yra nurodyta pilietybės įstatymė. Jeigu tokio sutikimo negavo, jie netenka Lietuvos Respublikos pilietybės. Bet dabar, jeigu kalbame tik tai apie karius, kurie būtų siunčiami Seimo nutarimo suteiktų mandato pagrindu, tai tas 100 skaičius reiškia maksimalus. Tai aš nežinau, bet kažkokia tai dalis, aš manau, tikrai yra išvykusi, oficialiai, jeigu žiūrime į tą karinę mokymo operaciją. Aišku, jeigu Anušauskas disponuoja informaciją, kad galbūt artimiausių metų bus priimtas, reiškia, Seimo nutarimas dėl kažkokios tai rimtesnės grupuotės karinio dalinio, karinio vieneto siuntimo, tai galbūt tai viena iš priežasčių galėjo būti, kad jisai nenori prisimti atsakomybės, nenori siųsti karių į Ukrainą ir tai lėmė jo sprendimą. Dabar, ką Gintarai minėjai, kad Šimonytė buvo išvykusi į Vokietiją praėjusią savaitę, taip, bet reikia nepamiršti, kad kovo 3-6 dienomis Jungtinėse valstijose susitikime su gynybos sekretoriumi Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavo, reiškia, turėjo vizitą ir pats Anušauskas. Tai labai įdomi. Pirmiausia, Anušauskas vyksta į Vokietiją, po to praktiškai laikė sutampa Šimonytė vyksta. Tai yra Anušauskas į Jungtinės valstijas, Šimonytė į Vokietiją. Ir po to šitas sprendimas. Bet aš vakar klausiausi laidą, vienas žmogus pasakė, negalima su jo išsakytą mintimi nesutikti, kad po to tai dar nereiškia, kad dėl to. Ta prasme, tai, kad toks sprendimas yra priimtas Šimonytės po to, kai jinai apsilankė Vokietijoje, tai nebūtinai reiškia, kad tas sprendimas
dėl Anušausko atsistatydinimo arba pasiūlymas jam atsistatydinti buvo priimtas dėl to, kad Šimonytė buvo išvykusi į Vokietiją ir dalyvavo susitikimuose su Vokietijos, reiškia, kariuomenės vadovybė. Dabar dėl, Gintarai, tu minėjai dronų pirkimus. Aš nežinau, gal aš klystu, bet aš manau, kad čia gali vykti labiau kalba apie antidronų pirkimą. Antidronai tai yra įranga, kuri padeda apsisaugoti nuo dronų. Yra, čia jeigu prisiminsime neseniai vykusią Lietuvoje tokią akciją Radarom, kurios metu suaukoti pinigai buvo skirti saugiam kario paketui įsigyti, kurį sudaro tame tarpe ir antidronai, kuriuos Lietuvoje gamina vienintelė įmonė NT Services. Žinome, kas šios akcijos organizatorius arba vienas iš organizatorių, tai tas pats Edmundas Jakilaitis. Taip. Taip pat žinome faktinę aplinkybę, kad Raimundas Lopata, Seimo narys, būdamas vienu iš Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narių, kreipėsi į Anušauską kaip krašto apsaugos ministrą, klausdamas, kodėl yra taip, sakykime, nemylimi Lietuvoje antidronus gaminantys gamintojai, o kadangi vienintelis gamintojas Lietuvoje tokių antidronų yra būtent NT Services, tai žiūrėkit, dabar sudedam į vieną eilutę visą grandinėlę. NT Services, antidronai, Radarom, Anušauskas, kuris pasak Lopatos priešinasi antidronų pirkimam, ir Jakilaitis, kuris organizuoja Radarom. Tai galbūt Jakilaitis tą žinią apie tai, kad ačiū Anušauskui, palinkėkim sėkmės Kasčiūnui, jisai ištransliavo būtent dėl to, kad Jakilaitis, čia aišku yra tik tai mano prielaida, susijęs su ta įmonė NT Servisu, valdo tą informaciją ir galbūt NT Servisas čia kaišioja pagalius į ratus ir paskatino šitos sprendimus, kurie dabar buvo priimti, nes Šimonytės argumentas, ką Gintarai pats minėjai, kad lėtokai dirba Anušauskas, skamba švelniai tariant nerimtai. Tai va tokie pastebėjimai iš to, ką Gintarai tu pasakėjai, dabar lauksim, ką Viktoras mano. Ir po to klausim Roberto, kokios nuotaikos ten Kipre. Taip, aš visą laiką sakysiu, kad visą laiką reikia sekti pinigus, jeigu nori suprasti, kas vyksta. Ir panašu, kad visa tai vyksta dėl labai didelių pinigų. Kodėl pavadino Anušauską anglimi varomų gervežių, tai galima tą patį apie tankus pasakyti. Kad tankai irgi yra vos neatgyvena šio laikinio karo, o ateitis yra dronai ir kaip tas dirbtinis intelektas, robotika ir visi kiti dalykai. Žinome, kad tai yra tikrai geras metas labai gražiai plauti pinigėlius, kai nėra geresnio meto nei karas ar gaisras. Ir kaip jau minėjote, taip, droną pagaminti yra žymiai pigiau, nereikia daug metalo, viskas yra praktiškai plastikas ir greičiau gamyba vyksta nei tankų, technologijos yra daug paprastesnės ir neapkraunančios ir aišku, žinoma, kadangi yra pigiau jos pagaminta ir atkatai yra didesnė, nes galima užrašyti kokią nori praktiškai kainą ant tų dronų, savikaina tikrai nėra tokia didelė. Taip kad čia vienas momentas. O kitas dalykas, sakyčiau, Kasčiūnas, kadangi yra labai jaunas ir energingas, kaip ten sakė, branduolinis. Labai jaunas, ne? Bet pojaunis palyginus dar su visais kitais. Tikrai yra energingas, yra daug ir prisidirbęs jau per savo neilgą karjerą. Žinome jo sąsajas ten seniau su nacionaldemokratais, kurie praktiškai pačiu laiku Alvis jau labai išmoko irgi šitą technologijas naudoti gerai už nugarą savo. Žinome, kokia jo praeitis ir nemanau, kad ten ideologiškai, kad daug kas pasikeitė.
nes, nu, vis tiek būti tokių pažiūrų ir tenai dalyvauti tų visų tokių susirinkimuose, tai, nu, parodo, koks yra žmogus ir kokios jo nuostatos kitų tautų, kitų rasių atžvilgių. Taip pat Kasčiūnas žinomas iš tokių dalykų kaip ir byla, ta draugystė su Kurlianskiais ir MG Baltikais, iš kurių jisai yra gavęs pinigų, jis to neslepia, sako, aš tada nebuvau politikas, nu, gavau pinigų ten plėtrai kažkokių veiklų, tai daugybė ten tokių dėmių pasi, bet kažkaip tai nuo jo viskas kaip nuo žąsies vanduo bėga, nes, kiek suprantu, jis yra labai paklusnus ir lojalus, tai tiems tikriesiams Lietuvos vadovam, kurie priminėja pagrindinius sprendimus, ir visada kaip tikras pionierius ar skautas ar naciukas padarys viską, kas bus jam liepta. Iš jo kojų žiūrint, iš jo kojų sudėties ir padėties žiūrint, didelė našta slegia. Nu, slegia. Tai žinai, dabar jeigu kalbam apie Kasčiūną, nes panašu, kad taip ir atsitiks, kad Nausėda jį paskirs, nes daugiau kaip viešo erdvė bent nesklando jokios pavardės, skirtingai nuo komiteto pirmininko to NSGK. Tai tu paminėjai, kad jis buvo naciukas, tai reikia dar tada, kaip čia pasakyti, pasmulkinti šitą tekstą ir pasakyti, kad jis buvo tokio Murzos pavaduotojas, kuriam įsidarbinus, aš dabar nepamenu, kažkokiam normaliam darbe, patys konservatoriai iš to darbo išėdė. Jie ten užvertė tą įmonę, aš dabar neatsimenu, ar prekybos tinklas kažkoks buvo ar kažkas, jis ten tikrai buvo atsiradęs žmogus normalų darbą, tai konservai tiek užmėtė tą tinklą. Ne, čia panka. Ai, atsiprašau, jo, čia panka, jo. Nu, bet iš tų pačių. Bet taigi jie iš tų pačių, taip. Bet dabar jisai panka Kupiškyje ligoniniai vadovauja, ten, o Kupišky konservatoriai yra paėmę, tai man atrodo, ten normalizavosi, aš taip suprantu, tie santykiai. Normalesnį darbą. Jis buvo prekybos centre dirbo, taip. Bet va, apie Murzą, tai jisai man už nugaros, Gintarai, o šitas yra kur. Taip. Aš žinau, kad jis toks. Tai žinai, ir mes labai visi pamenam gerai, kaip Šimonytė eidama į premjero postą ir pristatydama savo vyriausybę, kalbėjo apie naują politiką, skaidrumo standartus ir visą tą bullshitą, žinai, kur pasakojo, tai mes pažiūrėkim tada į per skaidrumo standartą į Kasčiūną, ne? Ir va, aš kadangi labai turiu gerą archyvą, tai aš jums dabar paskaitysiu kelias ištraukas iš MG Baltico bylos metu iš žiniasklaidos. Politinės korupcijos bylą tyriančiam Vilniaus apygardos teismui liudijo Seimo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Laurynas Kasčiūnas. Jis teisme pripažino konservatorės Irenos Degutienės apie vartojimo kredito pataisą klausęs tuomečio MG Baltic viceprezidento Raimondo Kurlianskio. Tačiau žurnalistams sakė buvęs šokiruotas, kai sužinojo partijos bendražygė prokurorams paliudijo, kad jisai buvo prisipažinęs, jog Kurlianskio prašymą vykdė už paramą. Jo pokalbis su Kurlianskiu vyko MG Baltic koncerno patalpose buvusio koncerno viceprezidento kabinete. Iš viso parlamentaras su Kurlianskiu teigė susitikę 6-7 kartus. Dabar paklausykit paaiškinimą. Aš su juo bendravau kaip su žiniasklaidos atstovu. Tai man čia yra naujiena, kad Kurlianskis patapo žurnalistu. Aš pakomentuosiu, kodėl. Jo, tai aš suprantu. Nepajutau kažkokio palaikymo vienai ar kitai pozicijai, tiesiog kalbėjo, kad yra kažkokie pokyčiai rinkoje, smulkiuosius išstums stambieji, bet tai ne mano tema. Prokuroro klausimas, ką kalbėjo su Kurlianskiu, pasakojo Kasčiūnas. Kasčiūnas teigia, kad pokalbio metu Kurlianskis popierinį Gustainio pataisos variantą buvo pasidėjęs ant savo darbo stalo, paklaustas, kokia buvo pataisos esmė, konservatorius sakė, pataisos į rankas neėmė. Nu ir žinai, ir čia visą eilę, nes, pavyzdžiui, reikia nepamiršti, kad Kasčiūnas buvo Degutienės patarėjas.
kai Seimo pirmininkės pareigas Degutienė 9-12 metais. Ir jinai ant jo davė tikrai rimtus nurodymus. Ir jisai pats pripažįsta, kad vat, kai aš su ją kalbėjausi, trumpai paklausiau klausimą, ji pasakė, kad Lietuvos banko pozicija yra gera. Tada aš paprašiau šitą poziciją pristatyti Kurlianskiui, ji pasakė ne. Jis neigiamai atsakė į klausimą, ar prašė Degutienės balsuoti už pataisą. Kai tuo tarpu Degutienė sakė, kad jisai darė jai spaudimą. Nu, tai vat, ir visą eilę, žinai, tokių dalykų, kur vat, apklausos protokole, kuris buvo pagarsintas teisme, buvo rašoma, kad Kurlianskis prašė Kasčiūną suorganizuoti susitikimą su Degutienė. Minėjo, kad gali paremti konservatorių partiją. Apklausiama pareigūnų Degutienė savo ruožtu pripažino, kad po vėliau įvykusio pokalbio Kasčiūnas jai prisipažino, kad pas ją buvo atėjęs prašyti dėl to, kad Kurlianskis buvo parėmęs su juo susijusią viešą įstaigą. Nu tai va čia tie mūsų skaidrumo standartai. Ir dabar žmogus su šitokia biografija, ar ne, eina į krašto apsaugos ministrus praktiškai karo metu. Tai niekam nėra paslaptis, kad visa konservatorių strategija rinkiminė ir partinė, jinai laikosi ant to, kad visuose valdžios vietose sustatyti žmonės, ant kurių teisėsauga kažką turi. Ir šitaip jie tampa tada valdomi labai lengvai. Tai aš manau, dabar Kasčiūnas nuėjęs į savo svajonių postą, nes priminsiu visiems nežinantiems, kad 20 metais Nausėda jo nepatvirtino krašto apsaugos ministrų, nors jisai buvo pats realiausias kandidatas. Dabar jisai vis tiek nors pusei metų, bet grįžta į savo svajonių postą. Nu tai žinant jo energiją, įdomu turėtų būti. Yeah. O rinkimai artėja, pasirodyti reikės. Alvi. Kaip sakai, Robertai? Rinkimai artėja, pasirodyti reikės. Ir dar ir šitas tikriausiai yra kažkur mintise pas daugą. Vienam Europos parlamento rinkimai, kitam Seimo. Taip toliau. Čia pasirodyti vienas dalykas, Robertai, bet matyti ir pinigai čia yra taip. ne antroji, ne trečioji. Pagrindinis, taip. Tai tu, Alvi, prieš tai kažką norėjai sakyti. Ja, aš tik sureaguoti norėjau, Gintaras, kai skaitai pasižymėjau, kaip Kasčiūnas sakė, tenai buvo susitikęs su Kurlianskiu 6-7 kartus. Jo, ten jisai pasakė, kad susitikau kaip su žiniasklaidos atstovu, taip, ateis smulkieji, ateis stambieji, išstums smulkiuosius, ir Kasčiūnas pasakė, čia ne mano tema. Tai aš dabar taip įsivaizduoju, nueinu susitikimą su kažkuo, sako, tai sakyk, tai va sako, tema tokia, aš sakau, ne mano tema, ir paskui dar einu 6-7 kartus su juo susitikti, tai kam su juo dar 6-7 kartus? Gal kitą temą susitikti, jeigu ne mano tema. Tu toks tik tai remarka, čia nesminis, bet tik tai... Bet čia visi supranta, žinai, ir apie tos skaidrumo standartus ir apie viską, tai žinai, skaidrumas galioja visiems kitiems išskyrus konservatorius. Ja. Ir tą mes jau tą matėm 100 kartų. Tai aš manau, kad, tiesiog, žinai, tą vietą jau galima kaip ir apeiti. Nes čia apie jokį skaidrumą paskyrus Kreivį, žinai, energetikos ministro, po to kalbėti neverta. O gerai, Gintarai, prisiminkim, kokie ministrai Šimonytei tiko. Jinai, kiek kartų mes per šitą kadenciją skaitėme spaudoje antraštes, kur Šimonytė sako, aš nematau pagrindo Kreivio atstatydinimui, aš nematau pagrindo Navicko, aš nematau pagrindo Kairio atstatydinimui, aš nematau pagrindo Dulkio atstatydinimui. Mes turėjome tiek ir tebeturime, tiesą pasakius, puikių ministrų, kurie Šimonytei tiko ir tinka, ir staiga pasirodo vienintelis iš vyriausybės, išimtis yra Šiugždinienė, kuri, aš manau, turbūt jinai pati priėmė sprendimą pasitraukti iš to posto, o ne toks variantas kaip su Anušausku, kad Šimonytė pasiūlė Šiugždinienei padėti pareiškimą ant stalo. Tai va, visi ministrai Šimonytei tiko ir tinka, kuriuos aš išvardinau, ir vienintelis Anušauskas pasirodė netinkamas. Tai yra vienas dalykas. Ir dar labiau liūdinantis dalykas yra tai, kad Kasčiūno kandidatūra Nausėdai tiko. Vat Gintarai, ką ir pats paminėjai. O čia yra tragedija. Tai reiškia,
tada pagrįstai aš keliu klausimą, tai ar prezidentas nėra valdomas? O gal pasirašys raštelį kaip kreivys kokį, žinai. Ne, čia nesmė pasirašys ar nepasirašys, aš jau nuo pat pirmų Nausėdos komentarų, aš išsikviesiu, man kyla klausimų, aš išklausinėsiu, aš čia atidžiai viską įvertinsiu. Man klausydamas Nausėdos aš supratau, visa tai yra blefas, tušti žodžiai, sprendimas jau yra priimtas, Kasčiūnas bus skiriamas ministru. Ir čia tik tai buvo tokia poza visuomeniai, vien tik tai dėl to, kad buvo pasakyti Anušausko tie žodžiai apie daromą tam tikrų įmonių spaudimą krašto apsaugos ministerijos darbuotojams, tai todėl prezidentas turėjo pasakyti visuomeniai, vat pažaiskime tą demokratiją, aš pakviesiu Kasčiūną, čia jau paklausinėsiu, tikrai nepraeis iš čia taip lengvai. Nieko panašaus, bent aš tai netikėjau nei vieno Nausėdos žodžių nuo pat pirmųjų jo pasisakymų, kuomet prasidėjo visa šita istorija. Nu, nežinau, jeigu paaiškės ryt po ryt, kad Nausėda siūlo krašto apsaugos ministru, nu nežinau, ką jis ten dar gali pasiūlyti. Nesvarbu, jisai sakė, dar turi ne vieną kandidatūrą, bet neminėjo pavardžių. Tai jeigu jis pasiūlys kažką kitą negu Kasčiūną, tai aš savo žodžius atsiimsiu. Bet matyt, kad čia yra tikimybė praktiškai lygi absoliučiam nuliui. Tai matai, aš visiškai pritariu tam, kad tu sakai dėl prezidento valdomumo. Ir kol klausiau tavęs, prisiminiau yra tokie du iškilūs lietuvių rašytojai, Pancerovas ir Davidonytė. Tai jeigu pameni, kai buvo Skvernelis premjeru, jie sutvėrė knygą apie Skvernelį. Ten vadinosi kažkoks 318 kabinetas, aš neatsimenu skaičiaus, bet kažkoks kabinetas, ne? Nausėda gavo savo knygą iš iškilių rašytojų, kuri vadinasi Prezidentas ir pranešėjas. Berods taip. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie per grožinę literatūrą parodo, ką jie turi, ką jie valdo, kokią informaciją. Ir šitie du iškilūs rašytojai, lygiai taip pat kaip Tapinas, Jakilaitis, Šurajevas, Laurinavičius, čia galima vardinti visas Makaraitytės, visas tas merginas iš LRT, žinai, užsistovėjusios, tai čiagi akivaizdu, kad tai yra laukas, kuriame jie žaidžia. Tai prezidento, jeigu pamenate, kadencijos pačioj pradžioj, buvo paleista informacija, kad kažkas iš jo aplinkos rinko informaciją apie kažkokį kitą kandidatą ir kandidato kito aplinkos žmonės, už ką realiai yra apkalta. Ir kaip tik prezidentui pradėjus savo kadenciją, atėjo Valstybės saugumo departamento vadovo Jauniškio skirimo naujo arba neskirimo laikas. Ir prezidentas jį paskyrė. Aš dabar nieko nenoriu pasakyti blogo apie Jauniškį, manau, kad puikiai tvarkosi su savo pareigom, bet kada tu ateini į tokį postą, tai yra keli kertiniai pareigūnai, kuriuos aš bent visada susistačyčiau iš savo komandos, žinodamas, kad tai yra patikimi žmonės. Jauniškis jį pastatė Grybauskaitė. Vat ir aš nieko nenoriu pasakyti, tiesiog aš dėliau įvykį. Ir po to, kai paskyrė Jauniškį, daugiau niekada niekas prezidentui nepriminė apie šitą. Vėlgi skandalą, nebijokim tai žodžio. Nu tai vat, ir paskui išeina tokios knygos vidury kadencijos, kad maždaug niekas nepamiršta. Tai žinai. Aš taip matau tą situaciją. Už mano nugaros piktas prezidentas žiūri labai piktai į Kasčiūną ir atseit, va, čia, žinai, dabar, va, čia kaip pasakysiu, kai duosiu. Ir ką jūs sakot, ar angliškai moki, dabar klausia, ar angliškai moki. Tai vat norėjau pasakyti dar vienas dalykas, kad Anušauskas su anglų nelabai, tai jis ten, kaip sakėt, važiavo į Ameriką, į Vokietiją, tai nežinau, kokiais ten kalba su visais susikalba, be vertėjo tikrai jis negali tenai nieko susikalbėti, bet ką norėjau paminėti, šičia buvo auksinis šansas Nausėdai iškilti kaip tikram lyderiui, trenkti kumščių stalą, kaip Grybauskaitė mokėjo.
artėjagi prezidento rinkimai, jau liko nepilni 2 mėnesiai. Tai jis čia galėjo taip išsipijarinti. Jam būtų čia tokia reklaminė kampanija buvusi, bet pasirodo... Viktorai, Jam aš nereikia, jis jau- išdrįsiu tau paprieštarauti, kalbant apie reklaminės kampaniją. Po to, kai atšoko Blinkevičiūtė dėl tingėjimo dirbti ir pareiškė, kad remia Nausėdą, ar tu pastebi kokius nors Šimonytės veiksmus kaip prezidento rinkimų kampanijoje dalyvaujančio asmens? Nieko, nulis, visiškai. Nieko. Apie Tai net ką tai nekalbam. sako? Kad visiems tinka Nausėda. Ir pažiūrėk, Taip. visos strėlės nukreiptos į Igną Vėgėlę. Pažiūrėk, Igną Vėgėlę kala visi. Ir Laurinavičius, ir visi, ir Šurajevai visi, kas tik jo nekala. Iš apačios ten kitų kandidatų, žinai, kala rinkėjai. Nu taip, kad kadangi jisai vienintelis realiai gali išeiti į antrą turą. Nes konservatoriam ar išeis Nausėda ar Šimonytė, jam jokio skirtumo nėra, dar Nausėda yra patogesnis. Ne, tai aš tą ir norėjau pasakyti, kad jisai čia galėjo, jam galėjo duoti biškę trišti rankas, čia pasidaužyti, parodyti, kaip jisai čia su korupcija kovoja, kaip čia STT ant visų užsiundęs. Bet vėlgi, nu kažkaip tai, jeigu jie tą žaidimą žaidžia, tai žaidžia nu visiškai neprotingai, sakyčiau, kaip jau minėjau, ir prieš kelias laidas, kad panašu, kad Amerikos ambasada čia visiškai palikus viską ant laisvo bėgio ir jie paprasčiausiai nebegauna instrukcijų, ką ir kada reikia kalbėti. Tai dėl to tokia sumaištis visų. Ne, aš, Viktorai, irgi paprieštarausiu. Žinai, kodėl tu sakai, kad neprotingai žaidžia tą žaidimą. Tai jeigu žiūrim, kad tai yra vienos ir tos pačios komandos nariai, tai jie žaidžia labai protingai šitą žaidimą. Jie labai protingai žaidžia. Jie parodo kažką tenai, nu, tokius labai kosmetinius dalykus, ne va tai ten Nausėda su tuo Landsbergiu, reiškia kažkokie tai, ne va tai ten nesutarimai dėl tų ambasadorių skirimo, žinai. Nu, kad visai jau neatrodytų, jog prezidentas yra, kaip pasakyt, konservatorių prezidentas. Nausėda turiu omeny. Bet iš esmės, jeigu žiūrim į tai, kad tai yra bendrai viena ir ta pati komanda, jie žaidžia labai protingai. Jiems nereikia to, ką tu sakai. Nereikia Nausėdai išeiti čia ir kažką sakyti. Ne, aš nepriimu atsistatydinimo. Reiškia, spirkim į užpakalį Anušauskui, kad jisai greičiau rėdėtų, ar anglių daugiau meskim, žinai, kad jisai greičiau tenai, kaip garvežys tenai puškuotų. Nu, jis to tikrai nesakys. Ar kada mes girdėjom, jisai tik tai pilietybės moka atiminėti, supranti? Va čia yra vienintelė jo stiprioji pusė. Atiminėti pilietybės, bučiuoti svetimų valstybių vėliavas ir tuo pačiu išniekinant savo valstybės vėliavą. Nu, Murgelis jis paskutinis. Ir tai nėra jokia nepagarba prezidento institucijai. Pirmiausia, šitas žmogus, kuris užima šitas pareigas, jisai turi gerbti šitą instituciją. Ir kai pats žmogus, Nausėda turiu omeny, negerbė šitos institucijos, kodėl aš turėčiau susilaikyti nuo aštresnių komentarų? Viskas tvarkoja, aš viską pritariu, bet vėlgi, jeigu jiems Nausėda yra tinkamas, tai jie galėtų sužaisti, jeigu būtų protingi žaidimą, leisti jam pasidaužyti kaip King Kongui į krūtinę, ir jisai laimėtų pirmam turė be jokių problemų. Gal. Nu taip, aš apie tai kalbu. Aš irgi klystu, dabar jau įtikinai, rimtai. Dar vienas epizodas. Bet aš pagalvosiu gerai ir pakeisiu vėl savo nuomonę. Gerai, visą laiką. Dar vienas epizodas, į kurį noriu atkreipti jūsų dėmesį. Tai grįžtant prie vyriausybės, tą pačią dieną atsistatydinimo pareiškimą atnešė ir švietimo ministras Jakštas. Būtent dėl to, kad ten fiasko visiškas su egzaminais, kur 11-okams testinius egzaminus, tos tarpinius testus, ar kaip čia pasakyti, sprendė net Zemlys Balevičius, kuris yra duomenų mokslininkas ir jisai gavo 19 balų iš 20. Nu, žinai, galim žvengti šio, bet jis vis tiek matematikas yra, ne? Sprendė pats Jakštas, kuris yra magistras matematikos.
Apie jo rezultatus niekas nekalba, bet jam nepavyko ten, kaip supratau, nieko padaryti. Tai Teks kartuoti. argumentai palikti Jakštą buvo, kad dabar liko tiek mažai laiko iki kadencijos pabaigos, kad tegu jis jau pabaigė tą savo jovalą slėpti. Tuo tarpu apie Anušauską, lygiai tą patį, lygiai 1:1 copy-paste situacija, visiškai skirtingas traktavimas. Tai daro ir jų strategai klaidų. Nes šitoj situacijoje, jeigu būtų į paketą įdėjus Jakštą, tai būtų viskas atrodė žymiai logiškiau, kaip Skvernelis paėmė 3 ministrus per vieną kartą pakeitė. Pamenat? Ir ką, ir sėdi visi žiaunas pakabinę, žinai. Dabar vieną palieka, vieno nepalieka. Tai žinai, prie visos mano pagarbos konservatorių strategam, daro ir jie klaidų strateginį. Tai kalbant apie testus, jeigu tie neįsprendžia, tai gali būti, priminė man tokį anekdotą, kaip visada apie Petriuką, kad irgi atėjo naujas mokytojas matematikos į klasę, atsistojo prie lentos, sako, vaikai, dabar spręsim uždavinį. Sako, tai va, iš punkto A į punktą B išvažiavo traukinys, mėlynas. Vėjo greitis 15 metrų per sekundę. Sako, dabar atspėkit, kiek man metų. Blemba, visi žiūri jį kaip į durnių. Petriukas pakėlė ranką, atsistojo, sako, 30. Sako, iš kur žinai? Sako, žinai, pas mus kieme pusdurnis gyvena, sako, jam 15 metų. Tai va, Klausykit, apie testus, Gintarai, dar vienas dabar anekdotas, jau kadangi anekdotus pradėjom pasakoti. Sakai, Zemlys 19 iš 20, tai gal 19 iš 20 jo testų buvo teigiami, gal jis ten ne tuos testus sprendė. Jis sakai, jam visur teigiami testai, žinai, lemba 20 neigiamai. Ne, bet tu dabar įsivaizduok, kokia situacija. Bičas, kuris, duomenų mokslininkas, ten viskas, ten labai gerai, ekspertas, ten prie Šimonytės, viskas žino, kam kur palaižyti, kur lyštel, žinai. Ir jisai sprendžia 11-okų, net ne abiturientų, tarpinius uždavinius ir savo rezultatą įkelia į Facebooką. Didžiuojas savimi. Tai žinai, aš nueičiau dar dabar su kokiais 5-okais kažką pažaisti. Aš juos aploščiau, tikiuosi dar vis, žinai. Geriausios Kupčiūno ir įkelčiau rezultatą. Žinai. Čia Kupčinskas, o kas čia žaidės? Tai mušė jaunuolius. Nežinau, bet tai supranti, tada aš įkelčiau rezultatą ir sakyčiau, geras, aš vis tiek krepšinis. Sudaužiam tos. Sudaužiam, jo. Bet dabar, kai kalbam apie tą, Gintarai, tavo paminėtą Jakštas ir Anušauskas, dvi tą pačią situacijos skirtingi sprendimai, tai jeigu aš neklystu, čia vakar, užvakar mačiau epizodą, žurnalistai klausinėjo Šimonytės ir panašų klausimą uždavė. Ar net tą patį ir klausimą uždavė? Tai Šimonytė atsakydama, ten yra sekundžių reikalas, aš mačiau pas vieną savo Facebooko bičiulį, jisai buvo įdėjęs trumpą ištraukėlę iš Šimonytės pasisakymo. Jos žodžiai buvo, žinot, tai visai skirtinga situacija. Ir po žodžio situacija, tai visai skirtinga situacija, jinai ištarė tuos žodžius ir pasakiusi juos išsiviepia. Tas šypsnis toksai, žinai, toksai, kad tekšt per snukį jums. Ta prasme, pajokos dalykas, išsijuokė. Tai visai skirtinga situacija ir išsiviepia. Tai jinai teisingai sako, atsimenu, per pandemiją, atsiprašau, Robertai, buvo Skvernelio, ten klausinėjo, kažkokia įmonė kreipėsi į teismą dėl to, kad buvo sustabdyta veikla, įmonė patyrė nuostolius, čia sako, teisme reikalausim per karantiną, reiškia, dėl veiklos sustabdymo patirtų nuostolių. Ir žurnalistai Skvernelio klausia, tai kaip jūs pakomentuotumėt šitą įmonės, čia Panevėžio tokia įmonė, medicininė, sako, kaip jūs pakomentuotumėt jų tą sprendimą, čia kreiptis į teismą dėl nuostolių atlyginimo. Tai sako Skvernelis, tai Lietuva teisinė valstybė, visi turi teisę kreiptis į teismą. Ir pasakydamas tuos žodžius, jis lygiai taip pat kaip Šimonytė čia vakar užvakar išsiviepė. Lygiai taip pat Skvernelis išsiviepė pasakydamas žodžius, Lietuva teisinė valstybė, tegul kreipiasi. Žinai, Matijošaičio mašinos numeriai kokie? Tai kažkada sakė, bet... BBD, tai žinai tai. Ne, o Šimonytė nemelavo,
sakydama, kad skirtingos situacijos, nes šitoj švietimo ministerijoje nenusimato jokių milijardinių pirkimų, nėra ten ką plėšytis, o čia skirtingai nusimato didžiuliai pirkimai. Nesakyčiau, kad nėra ką švietimo ministerijoje daryti. Švietimo ministerijoje vyksta švietimo reforma, kurios esmė yra kuo didesnį kiekį vaikų numelioruoti tas austėjas mokyklas. Ir tas yra būsimas karinės. Ir tas yra akivaizdu, kas ten vyksta su ta švietimo reforma, tai aš nesu švietimo specialistas, bet kuomet pasikalbi su žmonėm, kurie yra pedagogai, aš va dabar per šventes turbūt vėl matysiu, žinai, nemažai jų, tai, nu, jie atvirų tekstų, jie tą sako, nes jie tai geriau supranta. Ten gal jau pinigai kaip ir sudėlioti, o čia dar reikės pasiskaičiuoti. Gal ir sudėlioti, Robertai, taip. Ten jau austėja laukia pinigų, o čia dar neaišku, kurie apie tai kalbam. Tai va, naudodamasis progą, aš visus kauniečius ir miesto svečius noriu pakviesti penktadienį 18 valandą į mitingą, kurį organizuoja Tėvynės sąjungos krikščionys demokratai prie Kauno savivaldybės, prieš dabar mintinai nepasiminsiu, bet tuoj vat susirasiu, kaip Marius Laurinavičius, vienas iš mūsų Zelenskių Lietuvos, įvardino, prieš ką renkamasi mitinguoti. Toj sekundę atsidarau failiuką tokį. Kaunas bandys įrodyti, kad nėra galutinai paklupdytas Kremliaus klapčiukų ir nenori būti Rusijos su 2S mafijos valstybės sostinė. Ar prisijungsi, kaunietį? Tai va, aš mielai kviečiu prisijungti visus kauniečius prie to mitingo ir parodyti, kad Kaunas nėra galutinai parklupdytas Kremliaus klapčiukų ir nenori būti Rusijos mafijos valstybės sostinė. Kaip Kaunas gali būti Rusijos mafijos valstybės sostinė? Toks įdomus labai. Kai žmogus rašo, žinai, kupinas pykčio, žinai, kai tas pyktis per nagus į klavišus įeina. Tai va tada pasirašo tokie tekstai. Taip yra. Rusijos mafijos valstybės sostinė. Bet aišku, Rusijos dar iš mažosios parašyta raidė. Jo, didžiosios kaip S. Rusijos prezidento rinkimai reikia rašyti kabutėse. Būtinai reikia rašyti kabutėse, nes ten jokių rinkimų nebuvo. Nebuvo. tą protestą organizuoja toks Visą tai iš tikrųjų, man atrodo, tai yra iš tikrųjų juokinga, visi šitie dalykai, tokia desperacija, kaip mes jau kalbėjom. Jei nebūtų graudu, tai būtų juokinga, nes ten toks Rokas Povilius, toks nevykėlis, prisidėjęs ten visokių LGBT vėliavų ir ten tolerantas ir visoks organizuoja. O čia ne tas, kuris Širvintas važiavo pas Živilę. Gali būti, nes jie ten visi vieno veido. Man atrodo tas pats toksai moters kūnų, vyras moters kūnė toksai, ne? Nu, nežinau, ten neapžiūrinėjau aš per daug, bet pas juos visus toks IQ, žinai, kambario temperatūros dydžio, žinai. Tai jie labai gražius. Vėsaus kambario temperatūros dydžio. Ja. Tai sakau, tenai, nu, tokie veikėjai, kur susirenka, prisipaišo tų plakatėlių, ten, žinai, tokių krūvinų, atseit medalis, ten Rusijos teroristas, numeris 1, būtinai krabus reikia visur sudėti. Jo, šitas plakatėlis su krabu. Jo, ir sakė, atseit, kad pas Matijos Šaičius stuburas minkštesnis už krabų lasdelės, nu, va tokiais pamėtosi, žinai. Bet klausykit, labai šmaikštus jie tokie. Kai jo lasdelė būna krabų lasdelės kietumo, tai jis tai vadina erekcija, žinau. Tvirtas stuburiai šitie vyrai. Ir dar į plastikiuką įviniota tokia, žinai, kur. Čia tie alfa patinai, kur po 2 ant paspirtuko, žinai, raižo. Ja. Nu, tai aš taip suprantu iš tų visų akcijų, iš tos būtent akcijos, kad Lietuvoje ta vienintelė įmonė Viči ir yra likusi, ar ne, kuri dar kažkaip... Jo, ta vienintelė ir dar 149. Ar 185 skaičius? Ten yra visai kas kita. Ne, tai aišku. Nevaldo Kauno, neuzurpavo Kauno, žinai, ir taip toliau.
Visos šokoladas pergalė, Wolfo Elgimeno alus, viskasgi ten puikiausiai prekyboje eina. Taip. Tai ne tikgi Ne, visi tai didieji tas- koncernai ne. ten likę, žinai, toj Aš, Rusijoj. pavyzdžiui, visada sakau, jeigu mes išvežam kažką į Rusiją, parduodam Rusijai ir gaunam pinigus iš tenai, tai mažiau pinigų lieka Putinui finansuoti jo karo mašiną. Tai, kad mes eksportuojam į Rusiją, aš tame absoliučiai nieko blogo. O kad štai šiukšlės mes įsivežam čia pas save, ar ne? Ir turbūt įsivežam ne už ačiū, mums jas atiduoda. Mes pinigus sumokam ten kažkam, tiems, kurie tas šiukšlės parduoda. Tai pinigai nugula ten Rusijoje. Ne, aš Klausyk, manau, mes- kad mes Viskas yra gaunam, tvarkoj. mes gaunam turbūt pinigus iš jų kartu su šiukšlėm. Ai, gaunam pinigus net. Nu, aš manau, Nu, kad taip, taip. taip, taip. Tarp Turėtų šiukšlių atgaut- ten yra, rūšiuojant šiukšlės ten randa, paskui ten supakuotas tuos. Rublių tokių pačkyčių. Gražintus atgal. Nu. Ne, Ne, tai tiesiog žinai, apgauna. ta- Sako, užmokėsim, duokit šiukšlių, užmokėsim ir neužmoka. Ir tie vėl durneliai siunčia, ir tie vėl Ta nemoka. tema jau, žinai, 100 kartų yra apkalbėta ir čia tiesiog, žinai. Ne, nu, bet nu, visiškas nudurnių laivas, visur dvigubi standartai, bandoma susidoroti tais, kurie netinka. Ir čia tie visi garsų šūkiai yra tik tai nu, priedanga, kad savo purvinus darbus darytų. Ne, tai Absoliučiai. opiumas liaudžiai, duok visiems pašnekėti kažką, o jie daro, ką jam reikia. Nu, tai čia. Nu ką, Viskas Vilkai, kokių paprasta. dar temų turim įrašyti rytojui? Taip. Ką, Alvi, Ar- dar turi pasižymėjęs gal? Ne, nu ką aš pasižymėjęs, aišku, praėjusį savaitgalį praužė Rusijoje tie vadinamieji Rusijos prezidento rinkimai, kurių rezultatą visi mes jau iš anksto, aišku, žinojom, ten neteisėti, nedemokratiniai ir taip toliau. Ten mačiau baisus vaizdai, ten net nenoriu pasakoti, mačiau tenai internete, oi, ten ir su šautuvu žmonės buvo varomi į rinkiminės apylinkės ir ten buvo sumušti ir ten, nu nežinau, kažkas 8 dienas gavo 8 dienų kalėjimo bausmę už tai, kad rinkiminėje apylinkėje ten sugadino biuletenius. Jūs įsivaizduojate dabar sugadinti už tokį menką pažeidimu, kad ten nuėjo rinkiminėje apylinkėje kažkokioj rinkimų, reiškia, dėžėje tuos biuletenius apipylė ten Rašalų. zelionkė. Zelenskis. Bauštą ir gavo. Zelionkė. Asociacija. Briliantinę žalumą. Krasnutkę reikėjo pilt. Krasnutkę Briliantinę reikėjo. žalumą. Va, prisiminiau. Ir skyrė teismas, įsivaizduojat, 8 dienas kalėjimo žmogui. Tai žiaurus yra režimo susidorojimas su taikiais protestuotojais. Aš manau, kad Lietuvoje tikrai žmonės, jeigu taip ateitų į rinkiminę apylinkę ir tokį, reiškia, įvykdytų, ką čia, smulkų huliganizmą, tai tiesiog būtų žodinis papeikimas ir pavėžėtas žmogus iki namų būtų, jokios bausmės nieko. Klausyk, Alvi, aš dabar galvoju, aš turbūt pražiopsojau, o ką Lietuva išrinko Rusijos prezidentu? Tai Va, tą. čia yra Duračioko draugelį. dar skaičiuojami Wolfmaną, balsai, mano Wolfmaną. turimais duomenimis. Dar Nu, nežinom, ne? Ne, dar skaičiuojami balsai, mano turimais duomenimis yra, dabar priekyje liktai surinkus balsus iš maždaug 55% apylinkių pirmauja, Bet palaukim didžiųjų. palaukim didžiųjų miestų, palaukim dar iš didžiųjų miestų. Nu, bet Tai aišku, mes. Aš vakar klausiausi samprotavimų, sako, bet sako, jeigu Navalnaja būtų paskelbta Rusijos prezidentė, sako, dar Tikhanovskaja, dar kažkaip tai galima suprasti, ji bent dalyvavo oficialiai Baltarusijos prezidento rinkimuose, ir gerai, čia jau išsirinko Lietuva, dar kas čia nori. Bet sako, jeigu nuspręstų Navalnaja paskelbti tą tikrąją, kuri absoliučiai net nedalyvavo. Bet aš matydamas tą visą beprotybę, kuri vyksta, aš iš kitos pusės nei kiek nenustepčiau, jeigu jie tokius pradėtų laidyti, skleisti tokius pareiškimus spaudoje. Žiūrėk, Alvi, iš tikrųjų tai tu neteisus, nes Navalnė realiai į Lietuvą gyventi įvažiuot. Todėl, kad man labai keista, kaip tas Volkovas įvažiavo, kaip jisai tam vadinasi, Volkovas. Nes dabar šią savaitę Kauno diena išleido tokį tekstą apie tai, kad
Baltarusiams, kurių čia yra pas mus labai daug, aš dabar bijau pasakyti kiek, bet ar ne 400 000 Lietuvoje dabar čia jų atsiradę, o gal ne, gal mažiau. Mažiau. Nu, bet daug, daug. 18 000 yra Lietuvoje. Ai, atsiprašau, jo. 18, bent straipsnėje rašoma buvo 18 000. Jo, tai jiems norint dabar čia likti, reikia atsakyti į vieną labai sudėtingą ir sunkų klausimą. Tai jūs tikriausiai niekada nespėtumėte. Kieno Havajai? Kieno Havajai? Kieno Kipras? Kieno Kipras? Kuri dalis? Tai va, tai kadangi jie nežino, kieno yra Krymas, nes Navalnas tai visada pasisakinėjo, kad Krymas yra jų rusų, lygiai kaip tai ir Volkovas, tai Volkovas automatiškai negali būti prezidentu ir iš jo turėtų būti atimtas leidimas gyventi, tai lygiai taip pat ir Navalnai, kadangi Navalno žmona, o Navalnas sakė, kad Krym naš, tai aš manau, kad mes čia turėsim vargo, žinok, tai prezidentus. Nes pavyzdžiui, kai prašo, žinai, čia kur Baltarusija dabar turės gauti iš naujo tos leidimus gyventi Lietuvoje, tai čia žurnalistas klausė migracijos departamento direktorės, kokie klausimai yra klausimynė ir neatsako, kieno Krymas, ar palaikote Rusijos pradėtą karą Ukrainoje. Ir tada dar yra eilė klausimų apie asmens praeitį, buvusias darbovietės, ryšius su saugumo tarnybomis ir panašiai. Tai žiūrėkit, dabar dar kartą. Pirmas klausimas yra kieno Krymas. Antras klausimas, ar palaikote Rusijos pradėtą karą Ukrainoje. O apie asmens praeitį, buvusias darbovietės, ryšius su saugumo tarnybomis ir panašiai, čia jau... Jeigu reikės, nes jeigu atsako į 2 klausimus teisingai, trečias nebereikalingas. Nežinau, ką pasakyti iš tikrųjų. O aš noriu pakomentuoti, jeigu galima, trumpai. Paskutinis klausimas yra, o jūsų vardas ir pavardė, žinai, kaip būna paprastai atėjus, turi vardas pavardė, o čia paskui... Bet ne tai norėjau pasakyti. Šiandien Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, šiandien ar vakar, paskelbė sprendimą byloje, kurį skundė migracijos departamentas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo, kuriuo buvo panaikintas migracijos departamento sprendimas neišduoti, nepratęsti leidimo gyventi Lietuvoje Baltarusijos pilietei, dėl to, kad jinai atsakydama į klausimą, kieno Krymas, atsakė, kad jis yra Rusijos. Atsakydama į klausimą, kieno Krymas yra Rusijos, migracijos departamentas, vadovaudamas valstybės saugumo departamento išvada, priėmė sprendimą, kad Ukrainos pilietė kelia grėsmę valstybės nacionaliniam saugumui. Tačiau šitas sprendimas buvo, dabar aš atgal einu, apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris pasakė savo sprendime, kad migracijos departamentas yra neteisus, nepratęsdamas leidimo, nes vertinti tai, ar žmogus kelia grėsmę ar nekelia grėsmę nacionaliniam saugumui, atsižvelgiant tik į vienintelį tą klausimą arba atsakymą į tą klausimą, yra nepagrįsta, turi būti vertinama visuma aplinkybių, turi būti vertinama individualiai kiekvienas atvejis. Ir šiandieną, kaip minėjau, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šitą žemesnės instancijos teismo sprendimą patvirtino. Taigi, konstatuoju, atsakymas į klausimą, kam priklauso Krymas, jeigu atsakote, kad Rusijai, tai savaime nereiškia, kad jūs keliate grėsmę valstybės nacionaliniam saugumui. Tai yra tokia tą turi patvirtinti teismas, Alvi, tą turi patvirtinti teismas. Taip, tą turi patvirtinti teismas, jeigu tarp migracijos departamento ir konkretaus asmens kyla tas teisinis ginčas dėl neišduoto leidimo gyventi Lietuvoje. Tai bet aš ką norėjau pasakyti, Gintarai, reaguodamas į tavo samprotavimus dėl Navalnojos galimybių tapti Lietuvos ar Baltijos... Rusijos prezidentė Lietuvoje. Rusijos prezidentė Lietuvoje arba Baltijos šalių išrinktąją Rusijos prezidente. Tai teismai, kaip matot, formuoja tokią praktiką, kuria vadovaujantis bus galima sakyti, va štai žiūrėkite, teismai sako, kad tai nereiškia, jog keliama grėsmė nacionaliniam saugumui. Ir kas gali paneigti galimybę, kad tokia teismų praktika
Būtent tuo tikslu ir yra formuojama. Kad Kokios Navakas- pavardės? Kokios pavardės? Ne, aš aišku, čia iškėlė? pajuokavau, aišku, paskutiniu sakiniu, bet Ne, va, bet tas Vilkai, o teisingai. dabar mes čia juokaujame jau daugiau negu valandą, o dabar rimtai. Ar jūs, Vilkai, kada nors prieš 5 net metus būtumėt pagalvoję, kad mes dasigyvensim iki tokių kvailyščių, iki tokio absurdo, kad Tragedija. norint gauti leidimą gyventi kitoj valstybei, tu turėsi atsakyti į klausimą, kieno Krymas. Prie ko čia mums blėtas Krymas iš viso? Tai jie Lietuvoje nori gyventi, o ne Kryme. Ir Gintarai, dar pastebėsiu, kad šitas klausimas yra užduodamas tik tai iš Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos atvykusiems asmenims, norintiems gauti leidimą gyventi Lietuvoje. Jeigu atvyko pilietis, pavyzdžiui, kokią ne Europos Sąjungos šalį dar paimkim, Kazachstanas. iš Kazachstano, tai pavyzdžiui, taip, arba ten iš Afrikos kokio. Jo neklausia, kieno Krymas yra, o gal jis taip pat galvoja, kad Krymas priklauso Rusijai. Tai kodėl jūs to žmogaus neklausėt? Yra 3 tautybės parinktos ir tų žmonių, tai čia yra debilizmas visiškas, debilizmas. Čia aš, nežinau. Nu ką, kalbant apie debilizmą, tai pradėsim klaunų pasaulį turbūt, ne? Laikas. Klaunų pasaulyje. Tada dadam tam 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 tam, tada dadam tam 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 tam. Kai išeis ši laida, kovo 21 dieną, prasideda, ko gero, Lietuvoje pats kečiausias renginys, taip vadinamas Lietuvos Davosas. Forumą atidarys labai garsus elitinis žmogus Eduardas Eigirdas, kuris yra pristatomas kaip Demokratijos plėtros fondo prezidentas. Taip pat jisai yra vyriausias valstybės žurnalo redaktorius. Šių metų metams skirtam valstybės žurnalo leidinyje metų žmogumi yra nominuotas visiems gerai žinomas vyriausias pasaulio virusologas Billas Gatesas. Bet šį kartą jisai pristatytas kitame amplua. Yra žurnalo straipsnėje apie Billą Gatesą yra sakoma: įveikime naftos imperiją ir sustabdysime Vladimiro Putino karus. Tai svarbiausia šio numerio mintis. Iškastinį kurą ir jo įtaką pasaulio ekonomikai turime matyti ne tik kaip didžiausią klimato žudiką, bet kaip ir pagrindinę Putino kuriamos imperijos karus finansuojančią galią, kurią demokratijos privalo įveikti. Demokratinis pasaulis turi vienytis ir siekti, kad tuo metu, kai Ukrainos didvyriai žūsta gindami savo tėvynę ir visą demokratinį pasaulį, būtų priimami sprendimai, kurie pakirstų naftos imperijos ir ją paremto Putino režimo galią. Taram, pam. Sunaikinkime iškastinį kurą ir tada nebeliks Putino ir baisiosios Rusijos. Slava Gatesui. Klausyk, įdomu, šitas tupas žurnalistas, kaip į Viktoras Uspaskichas kažkada įvardino apie tokią organizaciją OPEC. Yra girdėjęs ar ne? Kur tau? Gintarai yra ta OPEC ir visos jungtinės tautos ir OPEC ir visa kita. Apie ką čia? Ne, tai OPEC jinai nustato praktiškai naftos kainas pasaulyje ir jinai vienyje visas tas naftą eksportuojančias naftą ir dujas valstybės. Tai aš ką noriu pasakyti, tai gerai, jisai sunaikins Putiną, o tai kas rankom plos labiausiai? Kataras, Kuveitas, Venezuela, ne? Saudo Arabija, Tai žinai, va tokių pezalų prisiskaito ir dar vadinasi žurnalas Valstybė. Tai žinai, kokia valstybė, toks ir žurnalas. Tai ir valstybės kūrėjas ant to žurnalo puikuojasi, tai viskas yra. Jo, ir dar nuogas. Tai nesimato iki pusės, tik nufotografuotas, aš garantuoju. Tai jeigu būtų nuogas, tai reikėtų padidinamą stiklą pridėti, žinai, prie žurnalo. Žinai, kaip būna ten mėginukas, koks moterų, žinai, testeriukas koks nors. Tai čia turėtų būti lupa pridėta. Žinote, kiek į Davosą pakvietimas kainuoja? Davosą. Į Lietuvos Davosą, kur iškilus visokie svečiai, visokie Mauricai, Armonaitės kosmonautės susirenka, Gintarė Skaistė bus. Tai
pakvietimas nei daug, nei mažai kainuoja 570 eurų plus PVM. Bet aukos tikriausiai viską. Jo, kad tik neaukotų. Nu, tai reikiagi O ką duoda už tai nerašo? pasiklausyti iškilių elitinių verslininkų, politikų ir šiaip visokių Šurajevų, Tapinų. Klausyk, žinai, aš Pink Pasimaudyti Floydų grietinėlėj. klausiausi už $23, o čia 500 su PVM. Idiotų. Infliacija. 570. Infliacija, Gintarai, infliacija. Ei, dabar aš Tu prieš prisimenu. 50 metų. Klausykit, čia kažkur, va, čia Igne matė, supranti, vyksta kažkokie internetiniai kursai, tos sausainiukus moko kepti tenai, nežinau, kiek ten trukmės, keliolikos, gal kelių valandų. Tai ten kainuoja tie kursai 280 eurų, supranti, tai ką tas Davosas 570 nusipigino? Jeigu čia sausainiukus nori išmokti kepti, turi beveik 300 sumokėti. Ant masiškumo. Bet čia jau įgysi įgūdžius tam tikrus, už kuriuos galima mokėti. O ten Bet aš dabar galvoju, Kontaktų. kad šūdas tas Pink Floyd, blemba. 23 baksai už koncertą. Nu, ble. Gražinkit pinigus. Tai ką? Jo vilkai. Nu Nu ką, ką vilkai. Kaip oras Kiprė? Toks, geriau negu Lietuvoje. Ne, apie 18-20. Geriau negu Lietuvai, sakė. Nu, tai Aš faktas, apie tai orą, ne apie geriau. ekonomiką. Kainos didesnės. Ar Viči produkcija prekiaujama prekybos centras? Dar neužmačiau. Jei kas Dar parveš, valgai nu, savo. parveš. Formuok, skambink. Ekonomikos Savo nuo- lašinius dar. Fotografuok Savo. nuotraukas, reikalauk. Savo lašinius, po to žmonos lašinius. O ten ir atostogos baigsis. Nu jo, čia. O kipriotų neklausė, kieno Krymas, ne? Ne, neklausiau. Vieną tik tai užmačiau vėliavos, nemačiau nei vienos. Tu žiūrėk, tu geriau paklaus pas graikus ir pas turkus, kieno Kipras. Būdamas skirtingos Nenoriu. pusėse, tai tau Nenoriu bėgti. tai namo sparnais parskrisi nuosavai. Jo. Ja. Nu ką vilkai? Palinkėsim Smagu buvo su Robertui jumis. gerų atostogų likusių, ar ne? Taip. Dėkuoju. Palinkėsim žiūrovams uždėmesį, paprašysim jų pažymėti įrašą patiktukų, pasidalinti su draugais, kaimynais, pažįstamais, bendradarbiais, pakomentuoti. Visą tai prisideda prie informacijos sklaidos. Padėkosim jums už komentarus, visus tikrai perskaitom. Atsiprašome, jei ne kiekvienam atsakom, sureaguojam, bet tikrai visus matom jūs. Tai tikrai komentuokite, nes ir žinokite, kad esate matomi ir jūs. Jeigu ir taip nesijaučiat, bet taip yra. Taip. Tai va, tai ačiū visiems, kad buvot eilinį ketvirtadienio Ačiū. vakarą. Ir iki kitų kartų. Viso Iki geriausio. pasimatymo. Viso.